Einame pamatyti, koks gyvenimas verda prie Engurės ežero. Iš pirmo žvilgsnio šis ežeras atrodo toks ramus, negilus, bet iš tikrųjų jis slepia 1000 metų istoriją. Kadaise čia iš tikrųjų buvo Baltijos jūros įlanka, o dabar yra viena reikšmingiausių paukščių buveinių Latvijoje. Arėlė, einam pažiūrėti, kokios gražios salytės, matai? Kokios mielos! Čia iš tikrųjų matyt, nuo tiek daug lietaus, kiek buvo per pastarąsias dienas, tiek prilijo, kad, jau čia reikėtų žokit guminių, o mes, kadangi visiškai nepasitapkėme esam, kaip tikri poilsiautojai, tai mūsų kelionė baigėsi ties čia, o ten iš tikrųjų yra labai gražus paukščių stebėtojų bokštelis, nes ši vieta apskritai yra rojus paukščių stebėtojams. Čia peri net 180 paukščių rūšių, o per migracijos laikotarpį jų būna dar daugiau. Ir dar vienas įdomus faktas, kurį reikėtų paminėti, kad gylis vidutinis yra šio ežero tik tais 40 cm. O be to šis ežeras yra vienas didžiausių Latvijoje. To toks paradoksas. Bet nesvarbu, kad jo gylis yra mažas, ekosistema, kaip ir minėjau, čia yra unikali.